Tiesos vaisius. Elohimo žodžiai širdyje. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. 20. Tiesos vaisius. Širdies žemė. Išmesk netiesą iš savo širdies ir padaryk ją gerą dirvą, pasiek tiesos sėklą ir augindamas tiesą dink vaisių. Žemės susigrąžinimas. Raskite netiesą, kurią Biblija sako išmesti arba nedaryti, išmeskite ją iš savo širdies ir padarykite ją derlingą dirvą. Sėti tiesos sėklas. Raskite tiesą, kurią Biblija sako saugoti, ir pasiekite tiesos sėklą širdies lauke iš derlingos žemės, auginkite ją ir neškite tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Tiesos vaisius. Projektas. 1. Projektas. Išmesk. 2. Projektas. Nedaryk. 3. Projektas. Laikykis. 4. Projektas. Daryk. Ivei, projektas. Daryk. Išmeskite melą iš savo širdies ir paverskite ją gerą žemę. Gyvenimo kelias. Apreiškimas 4:03. Hebrajams 10:20. Luko 10:02. Jis sakė jiems, pjūtis tikrai didelė, o darbininkų maža. Todėl melskite pjūties viešpatį, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. Luko 10:05. Į kuriuos tik namus užeisite, pirmiausia tarkite, ramybė šiems namams. Luko 10:06. Ir jei ten bus ramybės sūnus, jūsų ramybė nužengs ant jo, o jei ne, sugrįš pas jūs. Luko 10:07. Pasilikite tuose namuose, valgykite ir gerkite, kas duodama, nes darbininkas verta savo užmokesčio. Nesikilnokite iš namų į namus. Luko 10:08. Kai nueisite į kurį nors miestą ir jūs priims, valgykite, kas bus jums padėta. לוקס E.9. Gydykite jame esančius ligonius ir sakykite jiems, jums prisertino Dievo karalystė. Luko 10:10. O kai užeisite į tokį miestą, kur jūsų nepriims, išėję į gatves, sakykite. Luko 10:11. Mes nusikratome prieš jūs net jūsų miesto dulkes, prilipusias prie mūsų kojų. Tačiau vis tiek žinokite, Dievo karalystė prisertino prie jūsų. Luko 10:20. Bet jūs džiaukitės ne tuo, kad dvasios jums pavaldžios, džiaukitės, kad jūsų vardai įrašyti danguje. Luko 10:28. Jėzus jam tarė, gerai atsakėjai. Tai daryk ir gyvensi. Luko 10:37. Jis atsakė, tas, kuris jo pasigailėjo. Jėzus jam tarė, eik ir tu taip daryk. Luko 11:35. Todėl žiūrėk, kad tavoji šviesa nebūtų tamsa. Luko 11:41. Verčiau duokite gailestingumo auką iš to, ką turite, tai viskas bus jums nesutepta. Luko 12:01. Tuo tarpu, kai susirinko nesuskaičiuojama minia, kad net vieni kitus trypė, Jėzus pradėjo kalbėti pirmiausia savo mokiniams, saugokitės fariziejų raugo, tai yra veidmainystės. Luko 12:05.
Aš parodysiu jums, ko turite bijoti. Bijokite to, kuris nužudęs turi galią įmesti į pragarą. Taip, sakau jums, šito bijokite. Luko 12:15. Jis pasakė jiems: žiūrėkite, saugokitės godumo, nes žmogaus gyvybė nepriklauso nuo jo turto gausos. Luko 12:33. Parduokite savo turtą ir aukokite gailestingumo aukas. Įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį turtą danguje, kur joks vagis neprieina ir kandys nesuėda. Luko 12:35. Te būna jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Luko 12:36. Ir būkite panašus į žmones, kurie laukia savo šeimininko grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, tuojau atidarytų. Luko 13:24. Stenkitės įeiti pro siaurus vartus. Sakau jums, daugelis bandys įeiti, bet neįstengs. Luko 14:10. Kai būsi pakviestas, eik ir sėskis paskutinėje vietoje, kad tas, kuris tave pakvietė, atėjęs galėtų pasakyti: bičiuli, persėsk aukščiau. Tada tau bus garbė visų prie stalo sėdinčiųjų akivaizdoje. Luko 14:13. Rengdamas vaišes, geriau pasikviesk vargšų, paliegėlių, luošų ir aklų. Luko 16:09. Ir aš jums sakau, darykitės bičiulių neteisiosios mamonos dėka, kad jūsų galui atėjus, jie priimtų jūs į amžinuosius namus. Luko 17:03. Saugokitės. Jei tavo brolis nusideda prieš tave, sudrausk jį ir jeigu jis atgailauja, atleisk jam. Luko 17:04. Jei jis 7 kartus per dieną tau nusidėtų ir 7 kartus kreiptųsi į tave, sakydamas: atgailauju, atleisk jam. Luko 17:10. Taigi jūs, atlikę visą, kas jums pavesta, sakykite: esame nenaudingi vergai. Padarėme, ką privalėjome padaryti. Luko 20:46. Saugokitės rašto žinovų, kurie mėgsta vaikščioti ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmuosius krėslus sinagogose bei garbės vietas pokyliuose. Luko 21:08. Jis pasakė: žiūrėkite, kad nebūtumėte suklaidinti, nes daugelis ateis mano vardu ir sakys: tai aš, ir atėjo metas. Neikite paskui juos. Luko 21:36. Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad būtumėt palaikyti vertais išvengti visko, kas įvyks, ir stoti prieš žmogaus sūnų. Luko 22:19. Ir paėmęs duoną, jis padėkojo, laužė ją ir davė jiems, sakydamas: tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai darykite mano atminimui. Luko 22:32. Bet aš meldžiu už tave, kad tavo tikėjimas nepalūžtų, ir tu atsivertęs stiprink savo brolius. Luko 22:40. Atėjus į vietą, jis tarė jiems: melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundimą. Luko 22:46. Jis tarė jiems: kodėl miegate? Kelkitės ir melskitės, kad nepakliūtumėte į pagundimą. Luko 24:49. Ir štai aš atsiųsiu jums savo tėvo pažadą. Jūs pasilikite Jeruzalės mieste, kol būsite apgaubti jėga iš aukštybių. Jono 4:24. Dievas yra dvasia ir jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje.
Jono 6:27 minučių. Darbuokitės ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui. Jį duos jums žmogaus sūnus, nes tėvas Dievas jį savo antspaudu yra pažymėjęs. Jono 7:24 minučių. Tad neteiskite pagal išorę, bet teiskite teisingai. Jono 7:37 minučių. Paskutinę didžiąją šventės dieną Jėzus stovėjo ir šaukė: jei kas trokšta, te ateina pas mane ir tegeria. Jono 10:38 minučių. O jeigu darau ir manimi netikite, tikėkite darbais, kad pažintumėte ir patikėtumėte, jog tėvas manyje ir aš jame. Jono 12:36 minučių. Kol turite šviesą, tikėkite ją, kad taptumėte šviesos vaikais. Tai pasakęs, Jėzus pasišalino ir pasislėpė nuo jų. Jono 13:34 minučių. Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs pamilau, kad ir jūs mylėtumėte vienas kitą. Jono 14:1 minutė. Te nebūgštauja jūsų širdys. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Jono 14:11 minučių. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje, arba tikėkite mane dėl pačių darbų. Jono 15:4 minutės. Pasilikite manyje ir aš jumyse. Kaip šakelė negali duoti vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip ir jūs, jei nepasiliksite manyje. Jono 15:9 minutės. Kaip mane tėvas pamilo, taip ir aš jūs pamilau. Pasilikite mano meilėje. Jono 20:27 minučių. Paskui kreipėsi į Tomą: įleisk čia pirštą ir pažiūrėk į mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną, nebūk netikintis, būk tikintis. Jono 21:15 minučių. Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau už šituos? Jis atsakė: taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: ganyk mano avinėlius. Jono 21:16 minučių. Ir antrą kartą Jėzus paklausė: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Tas atsiliepė: taip, viešpatie, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam pasakė: ganyk mano avis. Jono 21:17 minučių. Jėzus paklausė trečią kartą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras nuliūdo, kad jis trečią kartą klausė: ar myli mane? Ir atsakė: viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu. Jėzus jam tarė: ganyk mano avis. Apaštalų darbai 3:19 minučių. Tad atgailaukite ir atsiverskite, kad būtų panaikintos jūsų nuodėmės, kad nuo viešpaties veido ateitų atgaivos laikai. Apaštalų darbai 8:22 minučių. Taigi atgailauk dėl šio savo nedorumo ir melsk Dievą, gal jis atleis tavo širdies sumanimą. Apaštalų darbai 15:29 minučių. Susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmauktų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai elgsitės, saugodamiesi šitų dalykų. Likite sveiki. Apaštalų darbai 16:31 minučių. Jie atsakė: tikėk viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Apaštalų darbai 20:31 minučių. Todėl budėkite ir nepamirškite, kad aš per 3 metus dieną ir naktį nepaliaudamas su ašaromis įspėjinėjau kiekvieną. Apaštalų darbai 20:35 minučių.
Ir aš jums visur rodydavau, kad šitaip triūsant reikia paremti silpnuosius ir atminti viešpaties Jėzaus pasakytus žodžius, labiau palaiminta duoti negu imti. Romiečiams 6:13. Neduokite nuodėmei savo kūno narių kaip neteisumo ginklų, bet paveskite save Dievui kaip iš numirusiųjų atgyjusius ir savo narius jam kaip teisumo ginklus. Romiečiams 12:01. Gailestingumu aš prašau jūs, broliai, aukoti savo kūnus kaip gyvą, šventą, Dievui patinkančią auką, tai jūsų sąmoningas tarnavimas. Romiečiams 12:02. Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia. Romiečiams 12:03. Iš man suteiktos malonės raginu kiekvieną iš jūsų nemanyti apie save geriau negu dera manyti, bet manyti apie save blaiviai, pagal kiekvienam Dievo duotą įtikėjimo saiką. Romiečiams 12:06. Pagal mums suteiktą malonę turime įvairių dovanų. Jei kas turi pranašavimą, te pranašauja pagal tikėjimo saiką. Romiečiams 12:07. Jei kas turi tarnavimą, te tarnauja, kas mokymą te moko. Romiečiams 12:08. Kas skatinimą te skatina, kas duoda te daro tai iš atviro širdies, kas vadovauja te vadovauja uoliai, kas daro gailestingumo darbus te daro tai su džiaugsmu. Romiečiams 12:09. Meilė te būna neveidmainiška. Venkite pikto, laikykitės gero. Romiečiams 12:10. Švelniai mylėkite vienas kitą brolišką meilę, pagarbiai vertinkite kitus aukščiau nei save. Romiečiams 12:11. Uolumu nebūkite tingus, būkite liepsnojančios dvasios, tarnaukite viešpačiui. Romiečiams 12:12. Džiaukitės viltimi, būkite kantrus išmėginimuose, nepaliaujamai melskitės. Romiečiams 12:13. Dalinkitės šventųjų poreikiais, puoselėkite svetingumą. Romiečiams 12:14. Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite, o ne keikite. Romiečiams 12:15. Džiaukite su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais. Romiečiams 12:16. Būkite vienminčiai tarpusavyje. Negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akyse. Romiečiams 12:17. Niekam net mokėkite piktų už piktą, rūpinkitės tuo, kas dora visų žmonių akyse. Romiečiams 12:18. Kiek įmanoma ir kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis. Romiečiams 12:19. Nekeršykite patys, mylimieji, bet palikite tai rūstybei, nes parašyta, mano kerštas, aš atmokėsiu, sako viešpats. Romiečiams 12:20. Todėl, jei tavo priešininkas alkanas, pavalgydink jį, jei trokšta, pagirdyk jį. Taip darydamas tu sukrausi žarijas ant jo galvos. Romiečiams 12:21. Nesiduok pikto nugalimas, bet nugalėk piktą gerumu. Romiečiams 13:01. Kiekviena siela tebūna klusni aukštesnėms valdžioms, nes nėra valdžios, kuri nebūtų iš Dievo.
esančios valdžios yra Dievo nustatytos. Romiečiams 13 valandų 3 minutės. Nes valdininkų bijoma ne gera darant, o bloga. Nori nebijoti valdžios? Daryk gerą ir susilauksi iš jos pagyrimo. Romiečiams 13 valandų 7 minutės. Atiduokite visiems, ką privalote, kam mokestį, kam muitą, kam baimę, kam pagarbą. Romiečiams 13 valandų 9 minutės. Juk įsakymai – nesvetimauk, nežudyk, nevok, neteisingai neliudyk, negeisk ir kiti yra sutraukti į šį posakį – mylėk savo artimą kaip save patį. Romiečiams 13 valandų 12 minučių. Naktis nuslinko, diena prisiartino. Todėl nusimeskime tamsos darbus, apsiginkluokime šviesos ginklais. Romiečiams 13 valandų 13 minučių. Kaip dieną elkimės dorai, nepasiduokime apsirijimui ir girtavimui, gašlavimui ir paleistuvavimui, vaidams ir pavydui. Romiečiams 14 valandų 13 minučių. Tad liaukimės teisti vieni kitus. Verčiau nuspręskime neduoti broliui akstino nupulti ar pasipiktinti. Romiečiams 14 valandų 16 minučių. Jūsų gėris tegul nebūna akstinas piktžodžiauti. Romiečiams 15 valandų 1 minutė. Mes stiprieji turime pakęsti silpnųjų silpnybės ir ne sau pataikauti. Romiečiams 15 valandų 2 minutės. Kiekvienas iš mūsų tebūna malonus artimui jo labui ir pažangai. Romiečiams 15 valandų 7 minutės. Todėl priimkite vienas kitą, kaip ir Kristus jus priėmė į Dievo šlovę. Romiečiams 16 valandų 17 minučių. Prašau jūs, broliai, įsidėmėti tuos, kurie kelia susiskaldimus bei papiktinimus, prieštaraudami mokymui, kurio jūs išmokote. Venkite jų. 1 Korintiečiams 1 valanda 10 minučių. Broliai, viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jūs, kad visi vienaip kalbėtumėte ir nebūtų tarp jūsų susiskaldimų, bet kad būtumėte tobulai suvienyti vienos minties ir vieno sprendimo. 1 Korintiečiams 3 valandos 10 minučių. Pagal Dievo man suteiktą malonę aš, kaip išmintingas statybos vadovas, padėjau pamatą, o kitas stato ant jo. Tegul kiekvienas žiūri, kaip stato. 1 Korintiečiams 6 valandos 18 minučių. Saugokitės ištvirkimo. Bet kokia kita žmogaus daroma nuodėmė nepaliečia kūno, o ištvirkėlis nusideda savo kūnui. 1 Korintiečiams 6 valandos 20 minučių. Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasią, kurie yra Dievo. 1 Korintiečiams 7 valandos 2 minutės. Tačiau ištvirkavimui išvengti kiekvienas teturi savo žmoną ir kiekviena savo vyrą. 1 Korintiečiams 7 valandos 3 minutės. Vyras atlieka pareigą žmonai, o žmona vyrui. 1 Korintiečiams 7 valandos 9 minutės. Bet jei negali susilaikyti, tegul tuokiasi. Geriau tuoktis negu degti. 1 Korintiečiams 7 valandos 17 minučių. Todėl kaip viešpats, kuriam paskyrė, kokį Dievas, kurį pašaukė, to jis ir toliau tesilaiko. Taip aš mokau visose bažnyčiose. 1 Korintiečiams 8 valandos 9 minutės. Bet žiūrėkite, kad ši jūsų laisvė netaptų papiktinimu silpniesiems. 1 Korintiečiams 10 valandų 12 minučių. Todėl, kas tariasi stovys, te žiūri, kad nekristų.
1 Korintiečiams 10 valandų 14 minučių. Todėl, mano mylimieji, bėkite nuo stabmeldystės. 1 Korintiečiams 10 valandų 24 minučių. Niekas ten neieško, kaip jam geriau, bet kaip kitam. 1 Korintiečiams 10 valandų 25 minučių. Valgykite visą, kas parduodama mėsos prekyvietėje, sąžinės labui nieko neklausinėdami.